Sveiki, šiandien palyginsime originalius ir alternatyvius Volkswagen stabdžius. Pažiūrėkime, kurie geriau stabdo ir užtikrina didesnį saugumą. Pirmiausia, apžvelgsime stabdymo kelią. Automobiliams važiuojant 50 km/h greičiu stabdymo kelio skirtumas yra 1,6 m. Važiuojant 70 km/h greičiu 2,3 m. Padidinkime greitį iki 90 ir tuomet tas skirtumas didėja net iki 4,35 cm. Na ir paskutinis bandymas. Važiuojame 110 km/h greičiu ir gauname net 6,35 m stabdymo kelio skirtumą. Taigi, greičiui augant, stabdymo kelio skirtumas pastebimai didėja. Originalų stabdžiai stabdo net 22% efektyviau. Dabar pažiūrėkime, kurie stabdžiai mažiau pavargsta, intensyviai stabdant 2 kartų iš eilės ir išlieka efektyvesni. Važiuojant 90 km/h greičiu ir stabdant pakartotinai, stabdymo kelias pradeda kisti. 8 kartą jis jau stipriai skiriasi nuo pradinio. Alternatyvų stabdžiai stabdo net 11% prasčiau nei originalūs. Originalūs stabdžiai mažiau kaista, mažiau deformuojasi ir išlieka leistinose saugumo ribose. Jeigu norite didesnio saugumo, rinkitės originalius stabdžius. Jų patikimumas yra patvirtintas bandymais. Volkswagen.